Lietuvoje augantis kareliškas beržas yra ypatingai vertingas medis. Jo mediena viduj turi rudų gyslelių, kurios gražios, pati mediena tvirta neskyla. Kartais ant kareliško beržo užauga tokios pūslės, kuriuose mediena ypatingai raina ir graži. Čia štai matosi, kaip pūslės viduje susidaro tas garsusis kareliško beržo raštas. Iš tokių pūslių, jas nužievinus, įmanoma padaryti bokaliukus alui atsigerti, o jeigu pritaisyti dangtelį, tai tradiciniai skobtiniai kubeliukai vadinami liepinukais. Dabar sudėtinga tą žievę nulupti. Yra viena gudrybė, tai tokius visus medžio radinius reikia krauti į puodą. Šiuo atveju yra greitpuodis ir pavirti puodę kokį pusvalandį arba valandą. Po virimo žievė nusilupa labai gražiai, paviršius lieka ypatingai puikus ir tada bereikia pragręžti dideliu grąžtu skylę, iškalt su kaltu ir lenktais skaptukais išplonint sienelės iki norimo storio. Tada dugnelyje išpjauti griovelį kaltuku ir įstatyti dugną. Džiūnant medienai jis yra mirtinai užspaudžiamas. Tokiu būdu padarius bokalus alui, jie neprateka ir galima drąsiai iš jų atsigerti. Tai štai tokios kelios gudrybės apie išskobimą vidaus ir medienos virinimą Algirdo pameistriams šį kartą trumpa tokia pamokėlė su vaizdu.